Sveiki visi! Savaitgalį rašiau labai skanias pastos salotas. Tai šiandien susirašiau vėl jas gaminti, tai galvoju, tuo pačiu parodysiu ir jums, kaip aš juos surašiu ir gal ir jūs išbandysit. Pas mus už lango dar viena nuostabi diena. Labai saulėta ir šilta. Tai salotos tikrai bus labai gera idėja šiandienos pietum. Štai va, ir salotas aš turiu beveik pasiruošus. Išsiviriau ir atvėsinau pilno grūdo makaronus, tokius kaspinėlio formos. Jie labai gražiai atrodo, susimaišius salotose. Taip pat turiu vyšninių pomidoriukų perpjautų pusiau, kubeliais pjaustytų agurkų, pusžiedžiais pjaustyto raudono svogūno, kubeliais pjaustytos raudonosios paprikos, per pusę perpjautų alyvuogių ir taip pat salotų. Jos tokios gražios su tokiais paraitimais. Taip pat labai gražiai atrodo šitose salotose. Na tai kas beliko, tai tik pasiruošti salotų padažą. Naudoju 3 skilteles kubeliais pjaustyto česnako, arbatinį šaukštelį džiovinto raudonėlio. Beriu druskos palei skonį ir šviežiai maltų pipirų. Tada pilu 5 didelius šaukštus geros kokybės alyvuogių aliejaus. Taip pat pilsiu 2 didelius šaukštus balto vyno acto. Na ir dabar viską išmaišysiu. Na ir dabar padažą pilu ant salotų ir viską gerai išmaišau. Na, o dabar apibarstysiu salotas tarkuotų parmezano sūriu. Ir vėlgi viską gerai išmaišysiu. Štai va, ir salotos jau paruoštos, labai skaniai kvepia ir labai spalvingai atrodo. Ir jeigu rinksitės kokią nors gražesnę lėkštę, tai gali tikrai labai puošti jūsų stalą. Ir ką, o man beliko tik tais paragauti. Labai skanios salotos, tikrai labai gaivios, tai puikiai tiks ir prie mėsos patiekalų arba kaip užkandis. Tai tikiuosi ir jūs išbandysit šitą receptą ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate! Mes šiandien pietum valgom tokius vištienos iešmelius su šitom salotom.